Prasidėjus žiemai pristatau 5 dalykus, ką galima nuveikti Minecraft'e žiemą. Važiuojam! Išgyvenkite nesibaigiančios žiemos košmarą su modifikacijų paketu arba tiesiog žaiskite negailestingame režime ir tik žiemos biomuose. Pastatykite kalėdinį miestelį. Na ir žinoma, aišku, atsiųskit Lapinui, galbūt pabandysiu apžvelgti jūsų kalėdinius miestelius. Kodėlgi ne? Pasigaminkite žiemos lenktynių trasą, įtraukite valtis, bėgimą, skridimą su šmėklomis, galbūt bėgimą su arkliais ar kitomis būtybėmis. Tikrai smagu, kai reikia įveikti didelės ilgas lenktynės su įvairiomis būtybėmis ar įvairiais daiktais. Sukurkite savo ar savo draugams nuotykį žemėlapį, kuriame jie turės daug keliauti, atlikti įvairias užduotis, ieškoti ko nors ir, tiesiog išsiaiškinti kalėdinę paslaptį. Už 10, 100 tūkstančių ar net milijono blokelių pastatykite obsidiano narvą ir ten įdėkite 2 gyvūnus. Juos užvardinkite, kad jie būtinai nedingtų, o tuomet grįžkite į pačią pasaulio pradžią ir su draugais kartu keliaukite ir runkitės, kuris pirmas įveiks, išgriaus šito obsidiano narvą ir nužudys kažkurį gyvūną, taip įrodydamas savo laimėjimą. Turėsite daug ko atlikti, daug ko ieškoti, nes taip paprasta nebus nukeliauti didelio atstumo. Na štai ir viskas, jei patiko šios idėjos, būtinai paspauskite patiktuką ir širdelę, o taip pat komentaruose parašykite, ką jūs veikiate Minecraft'e žiemą.